Tai va, manau viską įrašysiu, kad viskas matytųsi, gal bus aiškiau. Štai mano katilinė, aprišimas, štai tas žaliasis grožis. Užsikūrėm prieš 10 minučių, tai 58, o šiai minutėj temperatūra 128, kadro temperatūra 59. Tai nuo pradžių pagrindinis ventiliatorius dalykas šitas liepsna. Štai. Manau, nei per aukšta, nei ką, kaip ir viršų dega. Išdega, tai viskas gražiai, plačiai dega. Dabar nustatymas, yra už 130 laipsnių. Na ir taip kylam iki 140 kažkur, o ne daugiau. Dabar nustatymai. Čia manau, tas visus taip pat. Šildymas sistema. Čia diapazono 0,8, daugiau nereikia kas. Bolėtis tokia, daugiklis. Tai va, čia minėti ta galia, kuriame anglimi, tai nustatymai. Čia antiblokadą aš dabar nusišiau, 20, sakė, kad mažinti. Bandau, žiūrėsiu, kas gausis. Aš čia buvo 21, padidinau iki 23, nes buvo perkaitęs padavimo mechanizmas. Čia parametruose. O tas parametrų keit, o 2.38, tai aš pakeičiau serviso režime, buvo lambda zondas ML1 arba ML2. Aš pasačiau, buvo ML2, pasačiau į ML1. Aš manau, kad čia dėl to įtaka yra, tai aš keisiu atgal. Čia bandau tik tai įvairiausius variantus, kad atrasti, kas gerai, kas blogai. Bet iš principo darbas nesikeičia, nuo to taip pat kaista, taip pat viskas. Matavimuose. Katilo temperatūra 59, laukia +5, išmetamų 134. Viskas, ta prasme, daugiau nieko tokio nėra. Serviso režimų. Tenais iš principo nustatymai visi vienodi, ten nėra nei ištraukimo ventiliatorius nieko. Tais nustatymai maksimali minimaliai temperatūra. Tai va, tai gal kas nors galit pakomentuoti? Kur yra ta problema, nes suprantu, kad tai yra labai neekonomiška, 135. Tai va.